artimiau. Labas, su tavimi Klaipėdos universiteto tinklalaidė KU artimiau ir aš jos vedėja Austėja. Šiandieną su tavimi pasidalinsime, kaip galima prisidėti prie ne tik universiteto, bet ir studentų atstovavimo bei įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Į pagalbą pasikviečiau Klaipėdos universiteto ambasadorių, universiteto savotišką aktyvistą, Roką Zabarą. Labas. Labas, Austėja. Ir prieš pradedant kalbėti apie visas atstovavimo, visus užkulisius ir panašiai, vienaip ar kitaip, pirmiausia, esi studentas. Tai ką pirmiausia studijuoji ir kas tau labiausiai patinka šiose studijose? Ok, tai esu pirmakursas, studijuoju informatikos inžineriją ir iš esmės yra du pagrindiniai dalykai, kas labiausiai patinka apie studijas. Pirmiausia, kad mano grupiai labai mažai žmonių yra, tai su dėstytojais labai išeina artimai bendrauti, o kitas dalykas yra, kad tiesiog darbo galimybės po studijų, nes jau ne vienas ir ne du yra pažįstami mano, kurie studijuoja panašius dalykus čia Klaipėdos universitete jau dirbantis, tai iš pat pirmo kurso realiai ateina darbdaviai ir jau tau siūlo darbą. Tai tavo, kaip ta darbo vieta po studijų dažniausiai užtikrinta. Bet šiaip, ar daug praktikos gaunat vis tiek, informatika toks dalykas, kur su teorija tik neišsisuks vienaip ar kitaip, reikia pačiam kažką daryti. Tai kiek su ta praktika susiduria tiek paskaitų metu, tiek galbūt jau už jų? Tai šiaip dalis paskaitų ir yra teorija, bet kita dalis ir yra praktika. Tai yra bent jau kaip informatikas, tai aš turiu programavimą ir pirmam kurse yra taip išdalinta, kad 5% teorijos, 5% praktikos. Aišku, jeigu labai nori dar daugiau tos praktikos, tai tada gali eiti pas savo katedros vadovą ir jo paprašyti, galbūt yra kokių praktikos galimybių pas kažkokius verslininkus. Tai vėlgi yra toks jaunas bonokas, kuris jau irgi yra pasidaręs praktiką, yra ir kiti draugai, kurie pasidarė praktiką, gali ir per vasarą darytas, kaip tu nori. Taip. Ir bet kada, tai tos praktikos. Yra fainai, kad turit galimybės vienai par kitaip pas tą patį katedros vedėją nueiti ar pabandyti su tais pačiais dėstytojais šnekėtis, kurie sudaro tas sąlygas ir nereikia pačiam per daug verstis per tą galvą ir rašinėti visoms įmonėms. Sveiki, gal jums reikia studento. Vienaip ar kitaip, kaip tau sekas derinti viską. Tai kalbam apie visuomeninės tas veiklas ir studijas. Tikiu, kad sunku. Labai sunku yra iš tikrųjų bent jau pirmąjį semestrą, pirmosius tos 6 mėnesius, tai buvo žiauriai sudėtinga, nes labai pradėjau nukęst, tai yra turėjau paaukoti savo studijas dėl visuomeninės veiklos. Dabar šiuo metu irgi iš esmės tas pats yra, bet jau geriau pradėjo sektis, nes vis dėlto, kai tu vis tokioje situacijoje esi, kad kažką reikia paaukoti, tu nenori nieko paaukoti, tai tu jau turi pradėti valdyti savo laiką. Tai. Valdyti laiką ir gebėti viską susidėlioti kažkaip į savas vietas, tie patys prioritetai vienaip ar kitaip. Kas tuo metu yra svarbiau? Jo, ir dažnai turi pasverti tos dalykus, ar į tą paskaitą galbūt nenueiti, galbūt reiktų kažkur į tą paskaitą nueiti, svarbiau galinai yra. Būna jau įsivaizduoju momentais, kur ar į posėdį sudalyvauti, ar galiausiai pasiruošti kažkokiam seminarui. Jo, tokie dalykai, tiesiog kartais tu prieš miegą tiesiog, plėšai plaukus, nežinai ką daryti, bet, iki šiol išgyvenau, manau, išgyvensiu ir toliau. Ir toliau. Čia aš įsivaizduoju pati, kiek gimnazijos metų praleista dabar universitete irgi tarp darbo, studijų, kažkokių visuomeninių veiklų, tai galiausiai tas įgūdis iš viso labai gerai įsivaldo, anksčiau ar vėliau, tai išmoksti geriau viską derinti. Esi klaipėdietis, likęs savo gimtajame mieste, nusprendęs pasilikti prie tos pačios jūros, kokios yra tavo top 3 vietos Klaipėdai? Kadangi aš toks žmogus esu, kur arba namai, arba gamta, tai galbūt iš pačio miesto aš nelabai galėčiau nuoširdžiai kažką pasakyti, kad labiau patinka ar ten ta vieta, ar ta.
Kas labiausiai patinka, tai yra tiesiog pačios Klaipėdos apylinkės, tai, sakykime, Olando kepurė ir pats visas tas regionas aplinkui ten, kur yra labai kalnuota, kur yra pilna miškų, pilna gyvūnijos, augalijos, ir ten tiesiog labai gera yra vieta žygiuoti. Tada toks yra parkas tarp Palangos ir Klaipėdos, ten yra labai smagu nueiti, pasivaikščioti dviračių, prasivažiuoti, nes ten tiesiog žiauriai gražu yra. Ir galbūt jeigu trečia vieta būtų, tai būtų greičiausiai Kuršių nerija. Ten yra tokia vieta, kur aš dažnai nevažiuoju, nes vis tiek reikia su keltu persikelt, jeigu ten nėra būtinybės, dažniausiai ten ir pats klaipėdietis nevaro. Yeah. Bet vasaros metu, ypač dabar tenai, tai Jėzus, tiesiog dreamland. Tai jo, šiaip gražu yra vienaip ar kitaip ir ta infrastruktūra visai gerai yra pritaikyta tiek vėliai, kaip sakė, ar žygiuot, darytis kažkokius minėtos žygius, pasivaikščiojimus, ar su to pačiu dviračiu. Tikrai vien per miestą įdama labai daug susiduriu, kas naudojasi šią transporto priemonę, o ne tik pasilieka, tai su mašina nuvažiuosiu ir tiek tos gamtos ir pamatai pro langą. Tai norėtųsi šiek tiek paliesti pačią ambasadorystę. Vienaip ar kitaip pristačiau tave kaip Klaipėdos universiteto ambasadorių. Nemažai mūsų pašnekovų taip pat priklauso šiai programai ir norisi ją šiek tiek plačiau pristatyti, ne tik, kad esu ambasadorius. Viskas, ačiū už dėmesį. Ką reiškia būti ambasadorium ir kokiamis veiklomis užsiemi, nešdamas šitą savotišką netgi titulą? Ambasadorius kaip žmogus, kaip pats tas pavadinimas yra, kad aš tiesiog esu atstovas KU, Klaipėdos universiteto, ir aš einu į išorę, į pasaulį ir bandau supažindinti žmonės su KU, kas yra KU, ką mes čia darom, kokie mes esam ir dažniausiai su tokiu kaip titulu, tai tu turi ir tai yra savotiška kaip atsakomybė, nes vis tiek tu turi būti ir toks representable, turi būti studentas, kuris, pavyzdžiui, gal nėra nusižengęs, kažką padaręs blogai, galbūt nėra tam pats geriausias studentas, kad tokių dalykų nelabai gali būti. O šiaip tai, ką ir minėjau prieš tai, ką mes darom, tai yra tiesiog mes keliaujam po Lietuvą ir bandom supažinti daugiau mokinių, daugiau tiesiog žmonių, tėvų, mokytojų su pačiu universitetu ir, sudominti juos čia atvažiuoti ir tiesa, vis tiek dalyvaujam beveik visose studijų mugėse, tiek kalbam apie didžiuosius miestus, tarkim Vilnių, Kauną, Klaipėdą, bet ir mažesnius. Abiems teko būti tose pačiose telšiuose, kur sporto salėje gavom pristatyti Klaipėdos universitetą būtent Telšių miesto moksleiviams. Ir kas be ko, pačios socialinės medijos. Yeah. Vienaip ar kitaip aktyvus privalom būti. Jo, labai dažnai, jeigu nėra galimybės kažkur išvažiuoti į išorę, tai yra į kitus didžiosius miestus, visokios mokslo mugės, tai dar ambasadorius taip pat turi per savo socialinės medijas dalintis visokiausiais renginiais, kas vyksta Klaipėdos universitete, arba tiesiog eiti juos irgi ir palaikyti savo bendruomenę. Taip, ir vėlgi nėra čia vien tik tais, kad paėmė tą patį, nežinau, kažkokį įrašą, pasidalinę, uždedi hashtagą, čia esi matomas, bet ir vienaip ar kitaip jaučiam atsakomybę, kaip ir pats minėjai, dalyvauti renginiuose, pasirodyti ne tik tai, kas vyksta Klaipėdos universitete, mūsų organizuojamos renginiuose, bet ir mieste. Vienaip ar kitaip pilna renginių, kažkokių konferencijų ar panašiai, kur pasirodai, aš esu iš Klaipėdos universiteto ir galbūt susiduriam kartais net su tą situaciją, kad tie patys Klaipėdos moksleiviai daug nežino apie universitetą ir būdamas mieste vienaip ar kitaip parodai, papasakoji ir jie tada, net nežinojau, kad čia šalia yra tokios galimybės. Jo, tas tiesa yra iš tikrųjų dažniausiai, kai šiaip kažką savo darai, kai tu esi tas žmogus, kuris vis pasikartoja, vis pasimato kažkur mieste dažniausiai ir tas kitas žmogus, moksleivis ar nežinau koks suaugęs, pradeda tave asocijuotis kaip iš KU ir dažniausiai tiesiog, palauk, jis galbūt iš universiteto, čia yra galbūt reikia pasižiūrėti, kas čia per tas universitetas, galbūt vien žodžiai, taip. O ką tau pavyko nuveikti būnant ambasadorium, ko galbūt nesitikėjai nuveikti arba kaip tik tokia kažkada gyvenime norėčiau?
kad kažkada gyvenime norėčiau, tai čia būti ambasadoriu tikrai nebuvo tas rytis, kur aš būčiau kažką norėjęs daryti, nes šiaip tais praeityje, tai aš kai buvau mažiukas, buvau labai užsidaręs kaip žmogus, visiškas introvertas ir jeigu pamatytų tas mažasis, ką aš dabar darau, tai jis galvotų, kad čia ne tas pats žmogus yra. Ne. Bet ką aš padariau, ko aš nesitikėjau daryti, tai, galbūt net ta ambasadoriaus veikla nuvedė mane iki čia šito podcast'o, bet dar taip pat bent jau vieną tokį labai ryškų momentą prisimenu, man rodos, tai buvo Kauno mugėj, kai reikėjo su Olivija ir ar net tavim eiti į priekį sanduką ir kalbėtis Klaipėdos mugėj studijų regatą, gavom pasidėti ant tų sofų priekį ir pristatyti, kodėl vis dėlto Klaipėdos universitetas, taip. Jo, ir kai aš ėjau į priekį, aš taip, pala, ką, tai čia man dabar reikia eiti, Dieve, rankos dreba, kojos dreba. Iš video matos, aš toks romus būčiau, bet iš tikrųjų viduj tai aš tiesiog visiškai išsigandęs. Tas man pačiai irgi, kur nieko ir tą pasako, tai už pusvalandžių jum lipt ant scenos ir toks, pala, ką, kažkaip per greit, kažkaip nesitikėjau gal net. Jau truputėlį baisu, truputėlį pilvo kažkaip pradeda sukait, jo. Nemalonu. Ir tai, ką patyrė mes, gali patirti bet kuris Klaipėdos universiteto studentas, prisijungęs prie ambasadorystės programos. Nėra tų reikalavimų labai daug, užtenka turėti norą, atstovauti, pasirodyti, dalinti socialinėse medijose mūsų universiteto gyvenimu. Ir su tuo atkeliauja ne tik daug atsakomybių, apie kurias mes vis tiek aptarėm šiek tiek, bet ir tokių linksmybių, kaip vėlgi važiavimas į studijų muges, dalyvavimas fotosesijose, gavimas prieigų prie įvairiausių renginių, kur galbūt būdamas šiaip studentu ne visada turėtum tokią progą. Apart ambasadorystės, taip pat priklausai Klaipėdos universiteto studentų sąjungai ir esi tenai socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius. Kaip atrodo tavo pareigos? Tas tokios pareigos mano yra ir labai plačios ir tuo pačiu metu labai tiesiog sunku yra tiksliai apibūdinti, ką tu darai, nes tu atrodo, lyg tu viską darai. Pirmas dalykas, tu padedi ir saviškiams su kitais darbais, bet tas toks kaip pagrindinis darbas, ką aš darau, tai yra dokumentų nagrinėjimas. Bent jau čia tas toksai stereotipiškas jau, kur, jeigu tu esi socialinių ir akademinių reikalų, jau tu tai darysi, bet dar taip pat yra ir tas toks socialinis atstovavimas, tai yra savanorystės visokiausios, taip pat dar prižiūrint tiesiog tą tokią bendrą studentų quality of life, ar tai būtų bendrabučiuose, ar tai būtų universiteto auditorijos kokios nors, arba tiesiog pati aplinka, kad tu turi prižiūrėti, jog tam įprastam studentui tiesiog būtų viskas fainiai, gerai ir kad jisai jaustųsi kaip namuose čia būnant universitete. Ir be to, dar tos tokios socialinės veiklos, tai mes padedam, aš sakau mes dėl to, nes aš esu ne vienas socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius, yra du. Bet mes dar taip pat ir tiesiog patiems studentams padedam su šiaip kasdieniais klausimais, pavyzdžiui, su ko reiktų ten susisiekti dėl kažkokios tokios problemos. Ir, dažniausiai diena būna praleista arba biure, prie kompiuteriaus, kažką maigant, ten laiškus siuntinėjant, arba planuojant kažkokius planus dėl tų socialinių reikalų. Taip, vienaip ar kitaip skamba kaip savotiškas gal net tiltas tam tikrais momentais. Nes vis tiek ateina pasimis tam tikrais klausimais, ką galim, tarkim, kažkokiu klausimu daryti ir tai jūs peradresuojat dažniausiai kam nors, kas galėtų jau oficialiau galbūt netgi padėti, arba jeigu galit patys patarėt, kaip suprantu. Jo, būtent mes, jeigu patys nelabai galim padėti, tai dažniausiai mes žinom kontaktus tų žmonių, kurie galėtų padėti su būtent tą problemą, o jeigu galim padėti, tai mes ir tiesiogiai padedam. Ir šiaip tai dažniausiai tas, kaip ir sakai, tiltas, labai geras yra apibūdinimas dėl to, nes dažniausiai patys studentai tiesiog arba nežino, arba bijo susisiekti su KU administracija, su galbūt tokiais organais. Ir tiesiog susisiekiant su pačiu studentu, yra tiesiog visiškai kitoksai jausmas, negu kad... Vis tiek jautiesi daug drąsiau, negu rašydamas tam pačiam galbūt net to paties kurso, to paties amžiaus žmogui.
o ne, nežinau, tam pačiam rektoriui. Man teko su rektoriaus referente šiek tiek bendrauti. Tai tas pirmas laiškas nėra, kad, oi, kaip linksma, kaip paprasta, viską. Bet po to, kai praėjai bendrauti, nusprendti vienaip ar kitaip, tie patys žmonės. Bet prireikia, kol žengia tą pirmą žingsnį. Vienaip ar kitaip. Pažvelgus į tavo komiteto narius ar bendrakursius, aplinkinius, koks tas noras yra įsitraukti į tokią veiklą, kurią tu darai? Ar tai yra tikrai toks didesnis noras ir aš noriu atstovauti, noriu daryti? Ar kaip ta, kad aš svarbu savo pasidarau gerai, pasibaigiu tą, nežinau, bakalaurą ar kažką kito ir nesikišu? Aš negaliu meluoti, kad tas susidomėjimas, nėra 100%. Aišku, labai daug žmonių ir yra tokie, kur dabar apibūdina, kad tiesiog jos studijos, tik jis pats pasidaro, kas yra reikalinga ir viskas, ir jis eina jau savo tais karjero laiptais ir tas universitetas, kas tai. Bet, yra ta tokia, bent jau dabar šiuo metu 10, 15, galbūt procentų, 20% visų tų studentų, kurie, iš tikrųjų yra susidomėję tokią veiklą. Yra dar mažesnė dalis, kur iš tikrųjų kažką daro ir galbūt net dar didesnė dalis, kur norėtų kažką daryti, bet tiesiog bijo. Nes dažniausiai tas sunkiausias dalykas yra padaryti tą pirmąjį žingsnį. Tu žinai, kad vyksta kažkokie renginiai, tu žinai, kad gal pavyzdžiui vyksta kokie priėmimai į studentų sąjungą, bet tu tiesiog bijai ten eiti, nes ten yra visiška nežinomybė. Nieks nepažįstami. Taip, ypač jeigu nori tai daryti vienas. Jo, būtent, jeigu yra aplinkiniai kokie draugai, bent jau iš mano pavyzdžio, kaip aš susidūriau su studentų sąjunga, tai yra, nes mano draugas jau tenai buvo. Ir jisai mane tiesiog labai sudomino su tom. Aš žengiau pirmąjį žingsnį, tai pirmasis žingsnis nebuvo toks baisus, nes jau žinau, kad ten yra mano draugas, kad jisai mane palaikys po savo sparnu, visą kitą užsiaugins. Ir jo. Bet, mes seniau, kiek aš girdėjau istorijų, tai tas susidomėjimas, tokia veikla buvo žymiai didesnis. Kažkaip laiko einant savotiškai apmirę, bet, mes bandom tai atgaivinti. Ir, dabar labai stengiamas tai atgaivinti ir išlaikyti tą tokį dalyką. Galbūt šiek tiek ir ta pati verčiam labai dažnai kaltę ant pandemijos, bet aš įsivaizduoju, kad turėjo kažkokios įtakos, nes vis tiek tu esi jau vienas, ką tu padarysi, kai esi uždarytas namuose, nebendrauji, kažkur neįsitrauki, nelabai turi net tokių galimybių, nes tiesiog aplinkybės yra tokios, kai jau išėjom iš to, taip galbūt komfortabiliai pradėjom jaustis, tiesiog vieni darome savo, ką mums reikia, o kam čia dar gilintis į aplinką. Jo, galbūt laiko einant vis tiek ta situacija pasikeis, nes, kad tiesiog visą laiką būt namuose, apsimti tik savo darbais, tiesiog kažkaip nelabai toks įdomus gyvenimas. Tikėkimės pasidarys nebe taip madinga. Galim gal taip pasakyti, tiesiog būt susikaupus ties savim ir pamiršt, kad tu esi dalis studentų bendruomenės vienaip ar kitaip ir tai, kiek tu įdedi pastangų, atsilieps ir tau pačiam. Taipogi gavai tokią ypatingą galimybę tapti senato nariu ir visgi čia jau šiek tiek rimtesnė struktūra, universiteto akademinių reikalų valdymo organas. Ir tenais priklausai kaip studento atstovas, kas be ko. Kokie tavo buvo pirmieji įspūdžiai? Prisijungus, tapus tuo nariu ir galbūt net po pirmo savo posėdžio. Tai buvo siaubingiausias dalykas, kas galėjo man atsitikti. Aš buvau prie stalo, prie kurio sėdėjo tiek daug mano pažįstamų dėstytojų, tas pats rektorius. Tai buvo baisu, kai tu įeini tą visą kabinetą ir visos akys į tave, visą kavų aukštuomenę, tu neįsivaizduoji, koks yra tiesiog keistas jausmas. Ir dažniausiai, kai būna kažkokios tam problemos sprendžiamos, ypač per patį pirmąjį tą posėdį. Tai ateina tas momentas, kai tau reikia irgi balsuoti, nes tu esi studento atstovas. Reikia balsuoti arba pasisakyti. Ir taip yra baisu. Iš esmės dėl to, nes tu nežinai, kas vyksta. Aš kaip pirmą kartą, kai buvau ten atėjęs, aš nieko nesupratau, kas vyksta, apie kokias problemas kalbama, apie kokius dokumentus ten yra, tokie referencai padaryti. Ir ten tiesiog toksai sąmyšis man buvo, aš nesupratau, kas vyksta. Bet dabar po truputėlį pradedu įsivažiuoti. Negana to, kad dar ir su studentų sąjungos, su tais pačiais dokumentais susiduriu, matau, kokie yra pokyčiai vykdomi. Tai dabar jau
neužilgo dar vienas bus posėdis, tai aš jau manau, kad ten tikrai drąsiau jausias negu patį pirmąjį kartą. Ir kokius tavo kriterijus reikėjo atitikti, kad galėtum tapti? Na, pirmiausia, tas toksai visiškai pagrindinis dalykas, tai tiesiog būti aktyvių studentų, nes, būnant neaktyvių, nelabai tavai... Kaip tu galėsi atstovauti studentų balsą, jeigu nebendrauji su niekuo? Jo, ir labai dažnai tu turi turėti, bent jau kažkiek įsitraukimą ne tik šiaip į savo tą bendruomenę universiteto, bet ir studentų sąjungą, nes galų gale studentų sąjunga ir tie visi organai renka studentų atstovus. Taip. Dar kitas dalykas, ko aš pats nežinau, tai buvo, kad tu turi būti doras Lietuvos Respublikos pilietis, tu negali būti kažkokį nusikaltimą padaręs, tu negali būti baustas. Ir jeigu išaiškėjo, kad tu buvai baustas, tai viskas iš karto jau gali pasvajoti apie senato poziciją. Taip, yra tos tokios įtakos, nesvarbu, kad vienai par kitaip nėra svarbu tik tai, ką veikia dabar čia universitete, bet ką veikia ir iki tol. Jo, ir kai aš po to tą sužinau, aš galvau, blemba. Ir tada prisimenu ten kažkokią vaikystės momentą, kažkokį saldainį paėmiau už parduotuvės, o ne! Dabar negaliu į senato pozicijai. Išlys čia bylas kokios, apie kurias net tu pats nežinai. Jo, būtent. Ir kaip tau atrodo, ar tas studento balsas išgirstamas visgi? Bent jau senate, tai labai išgirstamas ir, visą laiką yra prieš kažkokią problemą. Galim sakyti, kad sprendžiant, visą laiką yra atsižvelgiama į pačio studentų tos pusės požiūris į visą tą problemą. Taip. Ir labai dažnai, jeigu, pavyzdžiui, mes pamatom, kad kažkas tikrai yra nesąmonė, ką galbūt bando KU universitetas padaryti, tai mes pasakom tai, argumentuotai apginam savo poziciją, kodėl turėtų būti ne taip, o galbūt ir kitaip, jeigu tuo metu mes galim duoti pasiūlymą. Tai, tada ir kažką pats universitetas bando daryti kitaip. Jeigu jau matos, kad su ta problema kažkokia, neužteks tiesiog vieno pasisakymo, dar taip pat reikės ir kažką net pakeis, galbūt duoti kaip kokius nors dokumentus papildomus pakeistus, pavyzdžiui, kad būtų ir atsižvelgta į studentų tą balsą. Tai, jau reikia ne vieno posėdžio, kelių, bet galų gale vis tiek tas balsas yra atsižvelgiamas, išgirstas. Ir universitetui tikrai rūpi studentas ir, gerovė. Visai netikėtai šiaip turėjau progą prisidėti ir prie EU Connexus moksleivių konkurso Think Smart, Create Green, kuris kvietė moksleivius kurti gamtai draugiškus produktus ir verslo idėjas. Toks galbūt netikėtas įsitraukimas jau ne tik į studentų pačių gyvenimą, bet ir susidūrimas su moksleiviais. Kokią tavo nuomonę pridėtinę vertę mes galim kaip studentai ir bendrai universitetas kurti moksleiviams? Ar tas ryšys iš viso yra svarbus su jais? Kad ryšys svarbus, tai yra be galo svarbus dėl to, nes vis tiek moksleiviai yra universiteto ateitis ir tai yra tie žmonės, kurie po mūsų ateis universitetą. Mūsų vietas užims. Jo, tai svarbu yra parodyti, koks yra universitetas, parodyti, ką mes čia darom, ką veikiam. Ir labai geras pavyzdys dabar yra STEAM centras, kuris susidarė Klaipėdos universitete. Man teko proga ten pasivaikščioti su gidu, truputėlį papasakojo apie tam tikras laboratorijas, ką ten galima nuveikti. Ir, tiesiog ta pridėtinė vertė universiteto, yra be galo didžiulė, nes, pavyzdžiui, tokie STEAM centrai, yra puikia galimybė moksleiviams ateiti į tokias vietas, susipažinti ne tik su universitetu, su pačiais studentais, bet ir dar gauti tokių galimybių, kurių jie negauna mokyklose. Tai yra prieigos prie laboratorijų, galbūt su kokiais nors įrankiais padirbti, kurie, pavyzdžiui, net gyvenime neįsivaizduoja, kad jie dirbs dar tokio amžiaus. Ir, tiesiog taip savotiškai iš karto yra keliama visa pati, sakykime, nežinau kaip paaiškint, bendras išsilavinimas visos visuomenės ir galų gale po 10 metų tiesiog mes turėsim geresnius specialistus tokiose srityse, kur bus, pavyzdžiui, supažindinti tam STEAM centre ir galbūt tas moksleivis sužinos savo tą aistrą tokioje vietoje. Aš įsivaizduoju, bendrai yra labai svarbu, kaip įmanoma anksčiau susipažinti su savo galimybėm ir kur man atrodo, kad mes kaip studentai, kaip universitetas labai pristamtai prie to pačio karjeros ugdymo.
vienaip ar kitaip, nes tu papasakai tai, ką tu studijuoji, ką dirbi arba kuo nori būti, jie išgirsta, jeigu dar išgirsta daugiau ne tik tavo, bet ir, tarkim, nežinau, tavo draugų, kurie kažką kitko studijuoja, jie tą gauna automatiškai, iš artimiau pamatyti tas studijas, pamatyti tą darbą ir jie daug anksčiau gali pradėti mąstyti, ką norėjo daryti, nes vienaip ar kitaip yra ta didelė problema, kad tu net su 12-okai susiduri, kurie, tai ką veiks po mokyklos, nežinau. Ir tada toj pačioj studijų mugėj Vilniuje aš turėjau, kai prie manęs priejo, dabar galvoju gal 7-okės, kurios jau pasako apie tai, ką jos galvoja studijuoti, ką jos norėtų daryti ir tada tu klausai ir aš džiaugiuosi, nes aš irgi panašioje situacijoje buvau, aš irgi jų metų žinojau, ką aš norėsiu veikti, bet klausai ir taip gera, net malonu yra, kad jūs domitės ir iš karto pasilengvina gyvenimą. Nebus po to paskutinę minutę, paskutinę naktį prieš užsidarant Lama BPO, kad aš dar nesudėliojau savo pasirinkimų. Mane labai nustebino lygiai taip pat, kaip tave buvo nustebinę, va tie 7-okai. Irgi mokslo mūgiai prie manęs priejo 5-okas, vaikiukas visiškas, kuris klausinėjo tokius specifinius klausimus apie mano studijas ir ką galima veikti, aš toksai... Kur tu pats nežinai, kaip atsakyti. Jo, aš tokiam šokė buvau. Atrodo, kaip suaugęs žmogus, tiesiog vaiko kūne ir man tas taip keista yra. Aš net nežinau, kaip kalbėti, ar kažkaip oficialiai, ar kaip su kokiu, kaip su vaiku. Taip, taip. Tai tas labai nustebino ir, irgi labai yra malonu dėl to, nes aš bent jau tokio amžiaus, kadangi aš neturėjau labai daug galimybių susipažinti su kokios yra galimybės, pavyzdžiui, ateities. Aš tokio amžiaus, aš nieko apie tai nedariau ir tik tais 11 klasėje galų galiu jau išsiaiškinau, ką aš noriu daryti. Ir tai yra informatikos inžinerija. Tai anksčiau ir vėliau vienaip ar kitaip ateina. Jo, bet aišku, visą laiką geriau yra sužinoti anksčiau, nes tiesiog labai daug išvengsi vargo. Ir jau geriau, nežinau, turėsi vieną idėją, persigalvosi, prie kitos pereisi ir tada bent jau būsi pamatęs daugiau skirtingų perspektyvų ir surasi tai, ką nori daryti. Ir pabaigai norėčiau tavęs paklausti, kaip tau atrodo, kodėl yra svarbu daugiau ar mažiau įsitraukti į universiteto gyvenimą ir kodėl tai turėtų daryti būsimi pirmakursiai, kurie prisijungs prie mūsų. Buvo prieš tai toks man pačiam kilęs klausimas, kodėl žmonės neprisijungia į tą tokią veiklą universiteto. Ir aš savo sakiau, kodėl aš čia dalyvauju, kodėl aš čia kažką darau ir tiesiog paprasčiausiai, dažniausiai dar taip pat, tu universitete būni tik vieną kartą. Tai yra tik 4 metai tavo gyvenimo ir tie 4 metai taip greit praeis. Ir jeigu tu susifokusuosi vien tik į savo studijas, tas laikas be galo greit praeis ir tu po to senatvai tiesiog gailėsies, kad tu nieko nedarai per savo tos tokius metus, kur tu gali savo laisvai ir mokintis, bet taip pat ir linksmintis ir būti tiesiog studentu, tokiu jaunu žmogum. Tu būdamas jauno, atrodo, lyg tu gali kalnus nugriauti. Ir, senatvėj, kai tu jau nieko nebegalėsi padaryti, tu tiesiog žiauriai gailėsies, kad tu nieko tokiu metu nedarei. Ja. Ir nėra per vėlu, jeigu net toj pačioj mokyklai atrodo, kad kam čia įsitraukti arba tiesiog neturi galimybių. Universitete nėra per vėlu, nesvarbu, kokį tu turėjai tą backgroundą, ar tu buvai aktyvus ar nebuvai, bet atėjęs čia gali prisijungti, gali išmokti ir nėra per vėlu. Aš nežinau, čia per tokį podcastą galėčiau tai sakyti, bet, mokykla palyginus su universitetu yra kaip diena ir naktis. Čia universitete yra belio kokia laisvė. Ir aš ateinu iš to tokio backgroundo, kuris nieko neveikia savo gimnazijai, absoliučiai jokio aktyvumo nebuvo, aš tiesiog apsiribojau su savo studijom ir viskas. Taip. Bet ar aš buvau laimingas? Ne. Kitas klausimas. Jo, dabar šiuo metu aš belio kiek degu su viskom, su studijom, su savo veikla, bet ar aš esu laimingas tai darant, tai čia yra faktas. Tai spėju, tas laimės indeksas galiausiai yra, kuris stumia į priekį. Jo. Užsiimti ir ką nors veikti. Tai ačiū tau, Rokai, jog pasidalinai, kokios galimybės laukia ne tik dabartinių studentų, bet ir pirmakursių. O klausytojui linkiu apgalvoti ir net jeigu ir nestosi kitais metais į universitetą, net ne kitais, šį pavasarį, tai
niekada yra ne per vėlu įsitraukti tiek mokyklai, jeigu jau nepasiseks, tai universitetas lauks išskėstom rankom visose veiklose, kurios čia yra. Iki kito karto.